Sveiki visi, su jumis Depaugis ir šiandieną mes vėl žaidžiame Minecraft išlikimo pasaulyje ir jau 4 epizodas ir kaip jau žadėjau per praeitą, tai eisime, manau, statysime namą jau pagaliau kažką tais. Tai va turiu tas pagrindinės medžiagas, aišku, jeigu dar reikės kažko, tai nueisime tenais pasimsime. Tai vat jau esu čia pasidaręs tokį, kaip jau ir minėjau, tai va tą va, tokį kaip laukelį, aišku, čia dar, manau, reikėtų uždengti, ką mes dabar tu ir tą padarysime. Aišku, dar va čia va uždengiau tą mūsų karvių, kaip čia dabar pavadinti, taip pasidam. Tai kaip čia, tiesiog uždengiau, nes čia visados man įkrenta skeletonai, kurie, arba, nežinau, iš tiesų, kas ten įkrenta, bet tų karvių vis mažėja ir mažėja, tai dabar ir beliko tik tais 2 karvės, todėl aš uždengiau tą kaip duobę ir kad jie daugiau neįtų tenais ir tai dabar jos, manau, nebemirinės, tikiuosi ir vat štai taip. Na va, ir vat štai čia, manau, jog statysime tą mūsų namą. Ir, aišku, dar palaukite, torčiukų man reikėtų, manau, pasimti, nes kuriuo aš neturiu. Gerai. Tai pasidarėme, manau, greitai iš to pasiėmė. Tai man vėl trūksta anglies labai. Tai čia tik 8 tai išėjo. Tai, manau, jeigu dėsime štai čia turčiką, ir viskas bus gerai. Daugiau su juo. Taip, tai galime pasimti jau tuos dalykus, štai taip. Ir iš tiesų tai aš visiškai nemoku, statyti, tai Minecraft'ai iš vis nelabai, manau, jau ir moku, nes kažkokia ten lūšną pastatau ir jau, manau, jau man ten gerai būna, nors nieko ten ir nebūna gerai. Taip, manau, jau pradėsime statyti, vat štai čia kažkur. Kažkur tais čia ir dabar 1, 2, 3, man iš tiesų patinka, kai gali namuose taip pašokinėti, ne, kai ten tiesiog atsimušinėti tas lubas ar sienas, Tai čia bus kaip rėmai, tai paskiau dedame štai taip vadėsim. Čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tai paskiau štai čia dedame 1, 2, 3, 4. Aišku, dabar tokia didelė, manau, jog nesiruošiu statyti, nes man tai jau tokio didelio, ir kaip, nereikės, aš manau, jog. Tai, nes ką aš čia padarysiu, tiesiog čestus ir ten tos visus dalykus pasidėsiu, dar žadu tokia kaip skylė išsikasti į žemę, taip ten bus kaip, nežinau, ten papasakoti, bet kaip ten fermas, manau, darysim. Nereikia čia griauti. Aš manau, biškelis padarykime didesnį. Tai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gerai. 1, 2, 3, 4. Tai gal šiaip nereikia tiesiog 1, 2, 3, 4. Štai čia nugriaunam. Ir palaukyt. Tai gerai dabar. Truputėlis pasižiūrėjau, kad dar jau baigsiu filmuoti, tai 1, 2, pradėjo ir laginti labai. Labai pradėjo laginti. Tai 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Labai pradėjo strikinėti man Minecraft'ą. Neįsivaizduoju dėl ko. Jau antrą kartą tai per video. Tai 1,
O, jet, aš negaliu pajudėti, tai ja. Aš manau, jau sugrįšime tada, kai man, kai man jau nebelagins taip. Ja, tai, ja, greitai grįšim. Na, tai ką aš jau sugrįžau ir manau, jog, nustojo man taip laginti jau. Nežinau iš tikrųjų dėl ko, tai ja, pradėskim tas statybas, tai jo. Dabar štai čia reikia vėl tokį kaip, dar vieną, gerai. Ir tada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manau, jog labai jis toksai kaip mažas bus, tai nežinau, galbūt reikėtų man pastatyti truputėlį didesnę, nes kažkaip neužteks mums čia vietos, manau. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šitą nugriaukiam. Ir dar va štai čia pastatome tokį kaip stulpą. 1, 2, 3, 4. Tuomet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, tai ten 10. Ir štai čia sujungiame. Ir dabar vėl tokie 1, 2, 3, 4. Ja. Tai dar čia reikia 1, 2, 3, 4. Ir tą nugriaunam. Tai ja, vat kažkas tais tokio, kaip ir man, kaip ir norėjau, bet jo, pradžiai tai manau, jau man ir užteks, bet jo. Tai dabar ir naktis atėjo, tai einame išmiegosime labai greitai. Na ir tada jau vėl sugrįšime prie statybų. Tai jo. Išmiegojam ir einam toliau, ar ne? Tai jo, o įėjimas tai turėtų būti maždaug čia skeletonas degantis, ne? Ką daryti? Ai, nebeveikia tas bugas. Viskas gerai. Numušėme, tai manau, jog įėjimas tai turėtų būti va štai štai čia, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Tai čia 1, 2, 3, 4, 5. Jo, štai čia vat. Bet ne. Statysime tai tokį vat. Kaip štai čia vat. 1, 2, 3, 4, 5. Pasižymim vietą ir jo, tai 1, 2, 3, 4, ne. Štai taip, tą išgriaunam. tą taip ir 1, 2. Ne, plaukit. Arba, jo, viskas gerai, tik tais to nereikia daryti čia. Tiesiog aš vietą pasižymiu štai taip. Tai sakau, iš tikrųjų, aš nelabai moku statyti, tai yeah. Gerai, tai čia bus, manau, jog grindis, medinės, aišku, ir pritrūko man. Štai taip, na ir iškertam ir uždedam visas tas grindis, kaipgi mūsų. Ir vėl nebėra. Jo, medžių trūkumas matau. Na štai, tai grindis turėtų būti kažkas tais tokio ir dabar galime eiti šiaip iš tikrųjų, tai pasidaryti kokius čia, pavyzdžiui, akmeninius pasidarom laiptelius ir įdėsime štai čia vat. Ir taip va. Šiaip galim užlenkti juos netgi. Tai štaip. Va, toksai ir gavosi įėjimas. Paskiau tai norėčiau čia labiau sujungti, aš manau. Arba
Šiaip gerai atrodytų, jeigu čia tokie kaip rėmai būtų, tai manau pabandysime taip padaryti. Tai štai taip ir va, palaukit. Jo, tai supratau, jog reikėtų dar vieno aukščio tas kaip stulpus padaryti, nes, na, atsikarinėsime į tas lubas, tai štai taip ir taip. Paskiau dar vat vienas, na, gerai. Palaukit. Jo, viskas gerai, tai štai taip. Ir dar reikia pavalgyti. Kaip tik. Ir štai taip. Ir dabar tai turėtų būti viskas kaip ir gerai. Bet ir medžių nebeužtenka. Na jo, iš išorės tai manau, jog dar čia vat reikėtų kažką tais padaryti, tai jo. Manau, jog sugrįšime tada, kai jau vėl turėsiu medžio ir jo, tai tuoj pasimatysim. Na tai ką, mes ir vėl sugrįžome ir jau prisikirtau tą medį. Na, iš tikrųjų tai jau sunaudoju aš tą medį, jau na, kažkaip pastatydavos, nes ilgai galvoju, kaip čia dar padaryti, tai vat iškritau pusę miško, tai dabar tai aš padariau taip, tai priekis atrodo kažkas tokio ir na, visas tas namas tai yra aplinkui tas kaip rastais apidarytas ir iš tiesų tai man atrodo labai fainiai ir dar turiu tokią idėją, kaip va ypač tokie man labai patinka, tai yra da tokia idėja, va štai čia vat, padaryti tokius irgi va kaip čia va stulpus, bet reikia, kad būtų lyginis, ne lyginis, turbūt turi būti skaičius, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jo, tai turi būti nelyginis skaičius, nes antraip tai mane labai, na, negražiai labai gausis, tai dar štai čia galime įdėti, manau, jog, ir štai čia, va taip va, ir jo, iš tiesų tai atrodo labai gerai, ir va štai čia turėtume įdėti tokius kaip, jo, tai čia tokius planus tos stiklus, va štai čia, o čia tai, žinau, gal tiesiog paprastu, va štai taip va medžių įdėti. Jo, iš tiesų tai gražiai atrodo. Na ir, jo, tai čia ploni stiklai, o štai čia kokie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taip, irgi čia yra lyginis skaičius, kas mums man tai nelabai gerai, bet, na, galiu pabandyti kažką tais padaryti, tai 1, 2, 3, 4, 5, tai štai taip turėtų gautis ir 1, 2, 3, 4, 5, tai dabar štai taip, na ir gaunasi taip, na, iš galo tai, ką žinau, atrodo, ką žinau. O 1, 2, 3 čia yra, 4, tai... norėčiau aš padaryti dar tokį dalyką, tai, na, manau, jog tą nugriausime, dar kažką tais pabandysiu padaryti. Ir dabar aš norėčiau tokį dalyką, kaip rūsį pasidaryti, kažką tais taip panašaus. Ir dabar turėtume išsigriauti štai taip. Ir... Arba ne, žinot ką, mes to nedarysim. Šiaip tenai planavau po žemę tai statyti visokias fermas, kepiklas ten, pavyzdžiui, kaip yra.
yra tokios kepyklos, tai ten viščiuko fermos tai yra dar. Tai vat norėčiau pastatyti, bet ne. Sugalvojau, jog statysime šitame urve. Mes jau neuždengsime, o tiesiog, gal truputėlis giliau įsikasime ir tiesiog pratęsime štai per, nemažai, tai tenais gal bus ir fermos. O štai čia tai tiesiog bus kaip, mano pagrindinis namas, tai ten kai daiktai visi. Štai tai dar galiu padaryti, bet ne kažkaip atrodo, tai štai taip galime jau ir pradėti lentomis daryti. Ir tai, iš tikrųjų, gerai atrodo. Man tiks. Tai štai taip darome. Ir gal ir visai taip nieko. Bet vat štai čia va tokie yra dideli laukai. O jeigu mes šitą vat medį į vat štai čia vat pastatytume 1, 2, 3, čia vat. Jeigu mes vat štai tai padarytume, tai... atrodo tai... Arba ne. Jo, viską žinau. Kaip mes padarysime. Tai visų pirma... Darysime vat štai tokio pat stiliaus. Tai tik tais nedėsime durų, o dėsime iš langus, bet... Jo, gal visai taip ir... Gal visai ir nieko, tik man vėl medžio trūksta ir einu išmiegoti, kad mūsų visokie tais mobai nepultų, kaip vat štai šitas pavėjatau. Aik tu sau. Jo. Gerai, tai sprogo. Negerai. Jo, tai išmiegame. Ir man reikia vėl medžio. Taip, tai man reikia vėl medžio, kurio aš neturiu. Tai einam vat labai greitai prisikirsime, štai tokį, nes nedaug man jų reikia jau. Tik pabaigti, stoką, ar tas rėmus dar tik tais. Oi ne, čia šitas medis, ne. Nenoriu, kad jisai kabytų. Nes dabar tai neturiu laiko čia kirsti jo. Tai... Jo. Tai nukirtam. Tenais dar archyvas yra. Jo, tai... Na ir dar vieną medelį ir užteks, manau. Tai jo, bėgame iki savo tos statybvietės. Na ir iš tolo, tai, ką žinau, gal visai ir nieko atrodo tas namas. Ryškiai matosi ir... Na tik čia, ne. Eik tu savo, dabar jie tokie kažkaip... Dabar gali lik ir iš toliau sprogti, nebe kaip anksčiau ir vat užaugo dar. Jo, iš tiesų tai visai taip, ką žinau. Atrodo visai... Man gerai. Visai taip gerai atrodo dar. Ir štai čia įdėsime langą. Ar ne? Bet aš ne čia dėjau, kaip ir visados. Dedu ne ten, kur reikia. Tai štai čia, ar ne? Jo, tai vat štai taip ir... Tada štai čia vat medį uždengiam. Oi. Štai taip. Ir čia paskiau plonus langelius sudėsime. Na ir vat jo, tai šitiek ir te bus. Šitiek ir te buvo per šitą video, manau. Užteks čia man jau filmuoti ir... Iš tiesų tai visai gerai atrodo taip.
Jo, gal tik tiesą sakoma, truputėlis keistai atrodo, bet paskiau mes čia užpildysime viską, tai atrodys labai gerai ir labai gražiai, tai jo, manau, jog ir viskas su šito video, tai ačiū visiems, kad žiūrėjote, spauskite laikus, aišku, ir prenumeruojame mano kanalą, tai jo, viso.